Kimba, ne? Mažiau kai kips nuo... Sakai, užkliuvo? Per valus, man. Arba mažiukės kažko. Oba! Skubėk, presok tenais jį, o teisingai. Labai didelis kažkas, tai labai didelis, visai nepasiduoda. Presok. Labai gerai. Aš jau labai didelis kažkas. Nu ir gerai, trauk. Biškį. Palaukit. Gerai. Aš tau turiu 5. Antanai, ne už to kameros, Antanai. Pabėgo, nu. O nuleidai? Jo. Pabėgo. Kiek tau reikia paduoti? 15? Ai, bet čia tikrai didelis O buvo. girdėjau, Eina, tai sako, į rankas kiek skauda. reikia iš visko? Nu, jau aš tave mokinau, Saulė. Mokinau. Ne, čia lengvesnis kažkas, čia ne. Nu, jis eina į krantą, tu žiūrėk, kur eina. O kur jis eina, aš jo nematau. Jis link krantą eina. Ne, bet čia netoks arklinis kaip tada, ką buvo. Meškerę trauk su meškerę. Su meškerę traukį surite priminioja. Geras. Geras. Dabar jau viskas kovosiu, dabar jau čia bus. Vėl neišlaikau meškerės. O, gyvulys tu. Davai varyk čia. Kelk. Kur tu link tos meškerės? Neik link tos meškerės. Gaudyk. Bėga. Gerai. Bėga. Davai, imk. Kur tu? Gerai, varyk tu jį greičiau į krantą. Koks jisai didelis. Pagavai. Šiknon tave, tu stiprus labai. Eina savo. Meškerę pakelk, mažiau nepalik ant tako. Žiūrėkit, kokį gigantą aš pagavau. Bet tai koks jisai stiprus. Kiek čia bus didesnis už prieitą, ne? Jo, trajekas. Eina savo. Visio, aš daugiau nebegaudysiu, nes man rankas skauda jau. Gerai? Gaudysi, viskas gerai, mačiukai. Kaip jo sunku ištraukti. Nu, davai laikyk mešį, davai tą laikyk. Nufotkink mane. O, chebrytė, dar vieną brangioji ištraukti. Geras čia, tai žinok, va čia tai žuvis. Pirmą kartą tokią didelę pagautą. Nu, davai zuikutę paleidžiam. Viskas paleidžiam, nekankinkim žuviukų. Žuviuko. Nu, negaliu patikėti, ką aš ištraukiau tokio didelio. Nu, nenoriu atsisveikinti. Atsisveikinau. Sako, girdi, paleistik mane greičiau. Oi, geras. Nu ką, chebrytė, brangioji mano traukia žuviokus. Jinai pavargo, dabar einu aš permetinėti vėl. Belenkai pavargo, čia belenkiek jėgos reikia. Aš netikėjau, aš negalvau, kad čia tiek reikia jėgos. Kai matau, kad jūs taip lengvai traukėt, tai čia... Aš traukiu, jūs taip mane į dugną. Na. O, kaip jis tave ten paliuoja. Nu. Aš žiūriu tą meškerę, Nes gali ir ant tos kibti. Kas tas juočkis? Kas? Tuzikiukas? Nu, karpiukas, juočkiukas. Nu, einam pafilmuosim, kas čia per karpiukas.
Tuzikėlis. Geri kabliukai, buneba pasaka. Gerėtis. O, visai nieko. Pusantrinis toks, ar ne 2? Nu, toks iki 2, nu. Tuzikas. Tuzikiukas. Paleista tuzikiuką. Ja, bėg su gražuolė. Liuksas. Dar va kaimyns traukia mūsų. Aš čia meškerės turiu prižiūrėti, va. Ir pafilmuosim, ką jisai ten patraukia. Ištraukia. Nemažas. Buvo tyluma, pas mūsų buvo užėję. Jo, Antoškė buvo tyluma, pas mumis buvo užėję. Dabar mum biški tyluma, dabar Antoškė traukia. Nekibo mum. Dar vienas grožis. Tuzikas, dar vienas. Dar vienas tuzikas. Nepresinguok, ne. Kas per mažam presinguoti? Kažką didelio galingo turi. Ne, Antano čia. Prispaudė tave jau dabar. Prispaudė tave. Man kimba, mačiau. Jis parplaukė lengvai. Pareina. Nu, kelt su meškerę, trauk. Kelt ir su ryte prisuk. Nespėju, aš tą rytę suksiu. Velnys jisai. O! Opa! Yra. Buvai lankelę atleidai. O, yra jisai. Gerai. Ne. Su meškerė trauk. Trauki ir su Ir ryte dabar privynioji. Suk dabar val. Nu, ir suk valą, ir bėg su meškerį į priekį. O, ir va taip, o. Labai gerai. Geras yra. O, čia tai gerolis. Negaliu patikėti, kad aš jį partraukiau. Čia tai geras. Eik, čia. O, Šaunuolė, nu tai Eina šypsok. aš be rankų liksiu Tai greitai čia. jo. Wow. Čia Kabliuką tai keist jo. reikia. Kabliuką atlinki. Visą nufilmavai, kaip traukia. Jo. Vis nemoku aš. Kabliuką atlinki, reikės keist kabliuką. Dabar palauk, tuoj Valdemaras paims, pafilmuos. Gerai. Dabar tu pafilmuok mane. Ai, Nu, ateik. graži. Čia kokie Nebijok. 4 kilai bus, ne? Kaip drąsiai. Nebus? Didesnį. Drąsiai imk. Tik
Tai prisispaus biški priramink tu jį. Palauk, aš tau į matą įmesiu jį. Mes kai matome. Paimk meilę, pafotkinsi paskiau. Nemoks mano telefonu. Nu, baik. Nu, aš nepagaunu jo. Neskubėk. Ne, už jauną neimk tik tai. Va taip. Vėl aptaškė mane belenkai. Tokai Čia fainai. kiek kilų bus kažkur 4? Bus kiek 4 kilai kitų. Drąsiai. Kažkas tai tokio. Na, O, dabar vau, baigiam. nesitikėjau vėl ištraukti. Nu, va, Hebra, paleidžiam. Dar Eikiai, kol neiššoko tau. Tai praeitą Va, ir tai iššoko. bus. Tai... Palauk. Oi, čia su ikrais. Jo, Žiūrėk, čia kaip yra varo patelė. ikrus. Au! Antrą kartą tas pats. Antrą kartą tas pats. Klausyk, brangioji, tu gali pradėti žuvį traukti, o ne mazinėti pastoviai. Vis pramazini. Bet toks įtempimas buvo taip įdomiai, aš galvojau, kad taip susimečiu kažkaip nesusižiūrėjau. Nu, tai jeigu tempimas buvo, tai gal ir buvo ir... Nemačiau, kada tempti, supranti. Ai, supratau. O, Antanas jau vėl. Antanas traukia. Paėmė kažkas, nupjovė. Pagalio būtų užmetus. Koks kelmas, nu ko puikiausiai traukęs, ką iš čia? Ne, buvo šaka, matai. Va dabar tai... Trauk. Jisai, žinok, nesipriešina, gali būti rami. Kokią žuvį parsitrauk. Sveikinu. Ačiū. Dažniau agirdi reik tokius filmukus partraukti. Kai ten duodasi žuvis, ką? Atsisuk, parodyk, kokį laimikį turi. Nu, šaunolė, sveikinu. Ačiū. Jeigu tokią žuvį žinau gaudysiu, tai čia man nebeverta bevažiuoti. Antanas ten dramblį turi, kad taip ilgai trauk. Kažką tai, aha. Čia kažką tai tokio jisai turi. Nu, gerulis. Nemažas, ne. Dabar jau kelmą įsitraukiau, gal nebebus kelmų. Kur visi stopunai? Kadangi nutraukė valą, nupjovė. Tai kas ten galėjo būti? Galėjo būti normalus karpis ir buvo pažeistas jau valas, žinai. Ai, galėjo valas bus pažeistas, ar ne? Jo, ir paprasčiausiai nupjovė. Tai visko būna šičia. Čia neišvengiamas dalykas karpiniai žvejybai. Visko pasitaiko, ne? Jo. Nu, pas mane buvo 4 kibimai, viens pabėgo, 3 ištraukti, ne? Jo, nes ir reikia ir mazgus persižiūrėti per kelis karpius, tu turi... Judina meškerę. Ačiū. Per kelis mazgus tu privalai per kokį 4-5 karpius ištraukęs, tu turi mazgą persirišti. Nes uždegini. Susidėvi. Jo, susidėvi, persitampa. Tai nieko. Aš kapučino baigiu išgerti, Valdemaro. Be nuostolių žvejybos nebūna. Labai retas atvejas, kada nuostolių nebūna. Padariau meilį kapučino, bet jis neturi tiesiog laiko, kada gerti. Tai kimba, tai Antanui kimba, tai man kimba, tai Antanui kimba, tai man kimba. Tu kaip nueini nuo meškerės vis laik užkimba ir aš turiu partraukti. Nu gerai, labai gerai.
Ne, tai gal ir tu žvejok, o ne tik aš. Nu, aš jau pritraukiu. Tu jau irgi. pritraukiai, dabar mano eilė. Dar ir pritrauksiu. Tai kad nesijaudinu. Taigi, kaip sakant, šeimininė ranka ir tai čia labai normalus dalykas. Reikia abiems kaifą pajusti, o ne vienam man. Tam ir atvažiuojam žvejoti, gaudyti, smagintis, kad tu pajustum tą traukimą ir taip. Pajutau, tikrai patikėk, pajutau. Pajutau belenkaip, kokie jie galingi yra. Tai jeigu sazanas dvigubai galingas, kaip jį ištraukti? Jo, Tai sazanai- paskutinis mano šitas karpis, juk kabliukas sulankstęs buvo. Tai kas ten per žvėris? Nu, atlenkė. Būna ir brokuotų kabliukų ir visko, tai nieko Čia nieko nuostabaus, čia natūralus dalykas. Bet O įdomu, karpis- kaip jisai taip nepabėgo Mm, su atlenktų kabliuku. Įsivaizduoji. Pabėgo, viskas tvarkoja. O, matot, chebra, gerai, kad apsižiūrėjau, prieš tai va nupjovė man karpis, nutraukė. Ir va dabar va atradau vale pagrindiniam pažeidimą, pasišerpytojimą. Ir atstumas toks kokie 3 cm. Tai va, tas būtinai, nes galėjo didelis karpis užkibti ir man Ir nutrūkti. bye su visa sistema. Tai pamatęs, iš karto darau perrišimą ir visa. Ir turėtų jau sekantis karpys nenueit. Tai va. Pasitikrinkit visą laiką. Pasitikrinkit visą laiką, chebra, pasitikrinkit. Ištraukit porą karpių, trejetą ir pasitikrinkit. Nes tikrai gali būti pažeistų vietų, nes karpių pelekai ir tiek sazano, tiek karpių pelekai jie būna labai aštrus. Ai, tai jie nupjauna su pelekais? Jo, nu aš litkoro nenaudoju, ten litkorą arba storą fluorokarboną naudoja, aš nenaudoju. Nerišu, man nepatinka ta sistema, nežinau kodėl, visiems patinka mane. Nu, aš išskirtinis esu. Tai faktas. Esu aš išskirtinis. Aišku, Naudojam gal tai, kiti kas profesionalai patinka. pasakys, tu durnas esi, bet tebūnie taip, kaip tebūnie. Bet aš žvejoju taip, kaip aš žvejoju. Nes man to, kada aš žvejoju, biški yra srovelės, man nepatinka, man fluorokarboną, jeigu storas fluorokarbonas ir ten 1,5 metrų užsidedi, man neša. Tai, aišku, šičia tai galima susirišti, viskas tvarkoja. Tik ištraukė, dėja, man turėjau skambutį. Negalėjau filmuoti. Keselį iškabink kabliuką tenai. Kabliuką iškabink iš keselio. Va, dar net keselio nespėjo sustvarkyti. O jau kitą miškerę kimba. O aš turėjau skambutį, negalėjau filmuoti. A padėsi jam ištraukti? Ne drambliukas, bet žuvėkas. O, visai nieko, žiūrėk. Partmėnas. Jau N šimtasis, ane, man atrodo. Aš jau nebežinau, net kiek mes pagavom. Pamečiau skaičių, reikės pagal video žiūrėti paskiau. Toks. Tuzikiukas. Tuzikiukas mažiukas. Tuzikas. Čia susitvarkys. Nepaslysk. Minimaliai pakabinau. Atsisuku kitą meškerę žiūriu.
įtraukimą jau mačiau, kad čia turėtų būti. Ne, tūzikas man atrodo. Kas įdomiai čia. Arba mūras. Gali visko būti, nes amūras tai labai spardas, labai žymiai. Aš jau kai traukiu, atrodo tokį mažiuką, bet buvo ką paveikti jo pažaisti. Matai į priekį, kai pakirtau. Bet aš bijau lenkti. Ko tu bijai? O tu nenulauši meškerės? Nenulauši nieko. Nu, gali viršūnę nusimalinti. Nieko nenulauši. Tam yra viršūnių pirkis. Nu, bet tai neištrauks. Tai aš gėrinu tą tigeriuką. Aš nežinau, jis man nežinau. Jis tobulas. Geras čia. O, gerulis. O, koksai didelis. Tūzikas. O, nemažas. Tai tūzikas. Panašiai kaip mano, ne? Ne, tai tokia. Dičkis, dičkis. Aš vėl būčiau 3 minutės vargus, kol ištraukiu. Yra ką paveikti, yra. Oi, koksai gražus. Oi, koksai didelis. Oi, koksai gražus. Nu, parodyk man. Vau. Gražuolis. Ačiū už kovą, tau draugužiai. Oi, tu koks tu gražus. Ką? Nu, fainuolis. Fainuolis. Nu, Jolanta, ant pačio galo. Prieš išvažiuojant. Jo, Antanui prieš išvažiuojant į darbą. O kur žuvis? Jolanta. Nebėra žuvies. Pabėgo? Taip va parodė. Eina savo. Smulkmė pakabino, ne? Tave žiūrėk. Traukiu su meškerė ir suritęs taigiai privinioja. Atsistok, Jolka. Nu, super. Toli yra. Blemba jo. Ir eina velniai žino kur. Padėk, nu padėk, pasimk keselį. Antanai, imk keselį. Tuoj, pala. Duok keselį. Nepaleis. Nu man tempia viską. Neskubėk. Neskubėk. Gerai, į viršų. Į viršų, biškį meškerė dabar. Aha. Laikyk. Nėra taip lengva, neištrauk. Aha. 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 Matei? Neskubėk, viskas gerai. Jolka eina tolyn. Norėčiau šį pagauti vaiką. Patraukti, nu. Lieti mano mūsų. O. Eik, tu savo turiu. Ura. Nu šaunuolė, Jolanta, šaunuolė. Turiu. Šaunuolė. Jo neturiu. Nu, Jolantėlė. Na, gražuolė tu mano, bet jau tiek spartys, tiek pikai. Nu, šaunuolė.
Nu, šaunuolė. O, gražiai to. Einam atgal į vandenuką. Einam į vandenuką. Oi, kaip fainai. Šaunuolė, Jolanta. Į dugną tempia. Bet taip žiauriai muša, žinok, į dugną. O čia tai yra ką veikti, žinok. Tikrai. Nu, va, matai. Na, Nu, Antanai. Jei, bravo. o, koks tai gražus. Bravo, šaunuolė. Šaunuolė, eik tu savo, koksai didelis. Žinokit, net karšta. Eik tu savo. Vau. Nu, šaunuolė. Vat buvo man su paskutiniu irgi taip, kur irgi didelis. Nu, belen kaip muša į dugną. Bet taip galvoju, da tokia mintis, nu jau prieš pabaigą, jau traukti meškerių. Jau ir tik tai cakta, ne? Aha. Žiūriu, yra, geras, prašau. Nu ką, brangioji, kelk, aš patrauksiu tada tą keselį. Pavargai ir tu, ne? Oi, Jau eik tu savo, čia didžiulis. čia gražus labai yra. Čia yra. Pirmas karpis. Ne, jo. Antras. Ai, antras. Bet čia didelis yra, čia pirms yra. Ne, o taip esi pagavus. Jo, jo, Anksčiau pagavus. pirmai buvau pagavusi. Irgi, eik, tu namas. Išversk. Nu, tu kiaušinį, krisk lauko. Kiaušinis, sako. Va tau ir kiaušinis. Bet čia Gražus, gražus. labai. Labai didelis, eina savo. Kokia burna jo, palauk, aš priartinsiu burną jo, man parodyk. O, Jėzau, kokia burna jo. Bet buvo ką veikti. Ačiū tau už gerą kontentą. Aha, pabėga viskas. Kimba. Nu, mažiau trauk. Atsargiai, neskubėk, neskubėk. O dievai, koksai didelis, čia kas. Nu, gražiai mes ir Nu, Hebra, jūs čia mums dabar. Ne kažką, jūs čia mums. Gerai, nepergyvenu. Mažiau tempia. Gerai. Oi, kaip jisai tempia. Aš tau sakiau, kaip tu trauki. Tas nepaleisiu. Ne, mažiau, nu ką tu darai, tu trauki ir greitai slipsi. O, jau, bet. O dabar greitai Jo, susuk. žinau. Nu ką, jis nepareina? Pareis. O dabar padariau, kai judu matytumėtės ir tavo žuvis matytus. O Jėzus, tu man... Trauk. Viskas bus gerai. Šiaip tu stovi virš meškerės man. Labai gerai. A ko tu negrebiai meškerės, ką? Laukiu, kol aš Jo, aš taip važiuosiu krautis. Aš gal nebūsiu pats ans ateis. Paims, aš išėjom šaušti. Neužsuk meškerės, ten į mašiną nereikia. Dieną reikia atsižiūrėti. Greitai ir atleidai. Gerai. O, ir va. Dabar vėl va ištempi ir vėl staigiai vynioji. O, smūgiuoja, reikia. Okei. Nu, ir okei, prilaikyk. Ir dabar va greitai, jeigu eina, patraukti. Trauki. Nesurite. Su pačia Neina meškerė. traukti, jisai neina, matai va, neina. Gerai, žai. Jisai žaidžia. Žai. Aha, tu irgi dabar pasiterliok. O, dabar greit suviniok. O, vėl. Aš irgi taip pat žaidžiu. Ta meškerį papą atsirėmus. Aš irgi tą pat turėjau greitai viniok dabar. Hebra.
Čia partraukiu kažką tokio. Čia aš partraukiu. Gerai, trauk, šaunuolė. Jisai biškiau pavargo. Gerai, nes tur pavargti. Jau pasiduoda jau. Ne, pamatys ant pačią galą taip, kaip ir man bus. Neiškels. Dar vyniok. Nieko, jie tau netrukdė, kiek žmonės viskas parko. Sektorius visų, žinai, tau net... Da, vyniok. Dar ant manęs dabar meškerę trauk. Link savęs parsitrauk. Va, yra. Bravo. Nors pasirodyk, kad įveikiai. Aš nesuprantu, toks mažuliukas, o šitiek reikėjo vargti. Nu, matai, kaip fainai. Gražuolį. Aš nuotraukų nedarau. Ne, nedaryk nuotrauką. Ne. Nu, Tai va, gražus, labai gražus. einam paleist tave, Einam, gražuolį. paleisim tave. Nu, ate. O, Aba. gražiai. Super. Nu va, matai kaip gerai. Šaunu. Super iš tikrųjų. Bet kiek jis jėgų turėjo kažkoks kosmosas. Ačiū, Saulelė, ačiū. Valandėlių, pasidėsim. Nu. Piktas? Ištraukti ar padėti? Ištraukti ar padėti? Jo, negalime daugiau. Nesmeigiu, nulaikau tiesiog, va. Nesmeik. Nesmeig. O, hebra. Yra gražuolis. Zikėlis. Tik užmečiau ir turiu. O. Nekelk taip. Nulaušiu? Taip, bus. Varai. O, hebra. Švynas. 30 eurų, hebra. Kokia kaina valandos? Va. Op. Atsisuk į mane. Gražuolis. Gražuolis, hebra. Sportinis. Išvienkimba, žinokit, išvienkimba. Dabar kas 5 minutės. Ir sako, oro permainos visokios blogai, kur yra žuvys ten ir kimba. Manau jo. Paleidžiant žuvį. Nu ką, hebrytė. Baiginėjame žvejybą. Apibūdink šiandienos laimikius. Nu, aišku, turėjom presingo labai daug. Presingas buvo didelis, nes čia visi treniravosi varžybom ir taip toliau. Iš pradžių, kol prisitaikėm, nes aš pirmą kartą čia buvęs ir niekada nesu žvejavęs, tai kol prisitaikiau, kol atradau skonius, kas dirba, kaip kas ką. Bet šiandien galiu pasakyti, presingą išlaikėm, tempą išlaikėm, žuvį taške užlaikėm. Tikrai džiaugiuosi, šiandien Manoje atsidarė ant karpių. Be rankų sėdi. Šauniai. Tavoji sėdi be rankų. Jo, be rankų, pavargusi, bet super viskas, hebra, super. Šaunu, malonu tokią praleisti šiandien tokią sportinę dieną, grinai sportišką žvejybą. Aišku, egzempliorių mano kolegai tik tai buvo vieną plačiakaktį gerą įkalę. Tikrai gražus, ten nežinau kokie 6-7 kilai ir vienas toks pat pabėgo. Tai
O karpiai ne iš didžiausių, taip iki 4,5 kilo ir taip toliau, nuo 2 iki 4,5 kilo. Tai, va. Nu, ką aš galiu pasakyti, žvejyba super, viskas fantastika, viskas. Tokie svoriai, aš nesitikėjau tiesiog, kad taip reikės sudėtingai traukti. Iš tikrųjų, tai pavargau labai, žinok, rimtai pavargau. Ranka tai tikrai jau, jaučiu, kad skauda ranka ir... Bet svarbiausia, užkabino brangioji. Jo, užkabino ir iki kitų pasimatymų. Taip, iki kitų pasimatymų. Ate. Pabaigai noriu dar pasakyti, kad kam patinka mano video ir taip toliau, paspauskit subscribe, padėkit laiką, padėkit komentarą ir taip toliau, bet nepamirškit padėti subscribe, tikrai bus malonu, kad jūs pamatysit mūsų sekančias laideles. Viso.